Sveiki visi, taigi šiandieną apžvelgsime Italerį dovanų komplektus. Manau, šie komplektai yra labai naudingi būtent pradedantiesiems arba žmonėms, kurie nori padovanoti savo vaikams, draugams, pažįstamiems modelį, bet nežino, ko jam dar reikia. Tai čia yra tas komplektas, kuriame yra iš esmės viskas, ko reikia pradėti. Jame yra pats modelis, dažai, klijai, teptukas, pincetas, netgi dildė maža ir taip pat svarbiausias dalykas tai yra kandiklės. Taigi apžiūrime, kas yra viduj. Taip, štai turime 3 bankučių dažus. Dažai yra Iraqi Sand, Gunship Green ir Flat Gunmetal Vallejo firmos. Šie dažai iš tikrųjų leis mums nudažyti visą modelį. Įdomumas tas, kad šiame modelyje yra 2 dažymo variantai. Tai būtent Iraqi Sand yra pagrindinė modelio spalva arba Gunship Green. Tai čia mūsų pasirinkimas bus, kokio spalvos modelį mes norime galutiniam variante. Ir tokį galima jį padaryti jau iš rinkinio. Taip pat šiame rinkinyje vienas svarbiausių dalių tai yra pradedančiojo toks, sakykim, pradžiamokslio lapas, kuriame yra visa informacija, kuri iš karto apsako anglų, italų, prancūzų, estų, rusų ir vokiečių kalbomis, kokie yra pagrindiniai tipsai. Na, šis pradžiamokslis, kaip sakau, yra labai geras dalykas tiem, kas pirmą kartą renka. Bet pats modelis yra dar geriau to, kad čia yra viskas, ko reikia. Tai turime mažą klijų bankutę. Jos bankutės mums užteks turbūt ne vienam iš tikrųjų modeliui. Tas kiekis atrodo mažas, bet klijaus naudojame labai mažai. Taip pat dažų čia kiekis yra šiaip didelis gan, netgi labai didelis. Čia irgi ne vienam modeliui tas dažų kiekis. Dažai, kiek girdėjau, Vallejo ir labai smagiai dengėsi teptuku. Tada žiūrim, ką mes čia dar turim. Kaip ir minėjom, čia yra pagrindinė bazė įrankių. Tai pincetas, kas labai naudinga, netgi mažom detalėm įdėti, dekoliam nuimti iš vandens. Teptukas. Šis teptukas yra iš tikrųjų ganėtinai geras, man yra tekę jį naudot. Labai paprastos kandiklės, bet mums paprastų kandiklių taip pat užteks. Ir super geras daiktas tai yra šita švietimo lazdelė. Tai yra turbūt vienas gal labiausiai reikalingų dalykų be kandiklių. Bet tiek apie įrankius. Dabar pats modelis. Čia yra 72 mastelio tankas Abrams. Galime pažiūrėti jo liejinius. Taip, turime mes 3 liejinius. Iš tikrųjų, kaip 72 mastelį atrodo visai neblogai. Tai bus įdomu surinkti. Na, o pačio tanko surinkimą taip pat nufilmuosime. Sekite mūsų kitoje serijoje apie tai, kaip mums seksis surinkti šį tanką. Galite pakomentuoti, gal kokias spalvą įdažyti, ar žaliai, ar smėlio spalvos. Taip, kad tie, kas norite padovanoti savo draugam į modeliavimo malonumą ir juos supažindinti su modeliavimu, labai rekomenduoju būtent Italerio dovanų komplektus, kuriuose yra viskas, ko jums reikia. Ir įrankiai, ir dažai, ir klijai. Tokį padovanojat ir žmogus gali iš karto imti ir pradėti modeliuoti. Tiek, iki kitos serijos.